Vienintelė nesisteminė politinė jėga yra šitas sąrašas. O kiti yra įvairiai pridengti, įvairių interesų atstovaujami. Net ir tie, kurie dabar irgi neina į Seimą. Buvau taigi susitikęs su keliom tom partijom. Ir mano joms visom atsakymas buvo, o reikia jungtis. Su kuo jungtis? Ir aš tada paprastai, čia vėl aš pasakysiu Lietuvos žmonėm, ar ne, paprasta. Jeigu yra 5 mažos partijos, kurios sako, mes bendraminčiai, rupus miltai, tai kodėl jūs nesusijungėte iki šiol? Kodėl netapote vieną tvirtą kuoką, kur tą mūsų išdavikų valdžią daužyti būtų galima? O nesusijungėte todėl, kad jums jūsų skirtumai yra svarbesni negu jūsų bendrybės. Arba tiesiog penketuką visi netelpa. Tai skirtumai yra svarbesni. Skirtumai. O jeigu aš žiūrėsiu, kad aš myliu Lietuvą, jeigu aš joje geroj pozicijoje stovėsiu, tai aš esu totalus paršas. Tokiu atveju. Aš esu nedoras. Nes aš lygiai taip pat kaip Landsbergis, tada norėsiu Lietuvą prie savo kišenės prisisiūti. O Lietuva yra aukščiau už mus visus, jinai kaip idėja, kaip viltis. Viltis irgi. Nes aš vieną frazę buvau, jinai labai teisinga apie mirtis sveikatos apsaugos sistemoje, medicinoje, kad tos nelaimingos mirtis tiem daktaram, kurie pridaro durnyščių, jiems irgi nemalonu. Taip minimum pasakykim, ar ne? Aš pridariau klaidų ir numirė, taigi aš suprantu. Tam irgi daktarui nemalonu. Bet nekalbam apie tai, kad tą reikia paslėpti. Tai mirtis gali įgauti prasmę, jeigu mes priverstumėm sukurti sistemą, kaip tokie atvejai turi būti nagrinėjami. Tai Lietuva suteikia mums prasmę. Mes lietuviai kitos žemės neturėsime. Mums prasmę suteikia dirbti čia, dabar, kad ta Lietuva vis tobulėtų. Nepabėgti kitur. Čia reikia dirbti.